pelkės nėra. Išdžiūvus. Gera žinia. Man. Ir pjūklininkam. O šitas juodalksnis supuvęs. O iš ko matai, kad jisai supuvęs? Kelmas pakilęs virš. Jeigu taip gerai da pakrapštytum, turėtum rasti iš vidaus skylę. Iš apačios, iš kelmo. Šiaip medis jis auga ir tuščia viduris. Čia jo šaknų sistema, nu čia va susiformavus. Čia skaitos pelkinis juodalksnis. Nu, juodalksnis pelkė geriausiai ir auga. Čia va tokia jo šaknų sistema yra. Tokia ovali. Pakilus šito šaknis leidžiasi gilyn į žemę, o čia iš apačios, gal kokia lapinikas, dažniausiai medžiai pradeda pūti. Tai va tokie va juodalksniai jau perbrendę jie būna supuvę nuo kelmo. Aišku, esam filmavę ir gražesnių miškų, bet čia šiandien dienai, kol atvažiavom, būtent ir atvažiavom toj pasižiūrėti, kaip ar išdžiūvus ta pelkė ar ne. Mūsų apimtim, čia šitas miškas, jis realiai vienos dienos darbs, iškirtus išparduoti. Į Lietuvą iš kitų šalių atkeliauja daug invazinių visokių. Tai va, tai invaziniai ir tas ir atkeliavęs iš Baltarusijos, iš Vokietijos, Baltarusijos vagonais, kur vilkdavo tas tipografs iš ten džiūstančių miškų, mes taip juos parsivežėm čia, į Lietuvą. Kas dar naujo, tai ko dar žmonės nežino, ar ne? Nu, čia kol kas naujausias bairis. Pušinis vilkikas, Google'as. Ugnalinos urėdijų Vaišiūnų girininkijai pušinis pjūklelis. Spiglius puola pušų. Čia invazinis? Tai, nu, ko gero, kad taip. Iš Baltarusijos. Baltarusija kaip ir arčiausiai.